Sveiki draugai, ačiū, kas buvot su mumis iki mūsų kelionės tikslo, iki Everesto bazinės stovyklos. Ir norim padaryti trumpą apžvalgą, papasakoti jums daugiau apie tai, apie finansus, apie tai, kaip mums sekėsi. Turbūt vertėtų pradėti nuo skrydžio iš Lietuvos į Nepalo sostinę Katmandu. Pasirinkome Air Arabia oro linijos skristi iš Varšuvos, nes kaina gaunasi žymiai pigesnė ir datos mums labiau tiko. Tai skrydžiai iš Lietuvos dažniausiai vyksta per Turkish Airlines ir kaina prasideda nuo 1300 eurų pirmyn atgal. Mes skridome iš Varšuvos su Air Arabia linijomis per Dubajų. Iš Varšuvos skrydžiai kainavo 892 eurai ir mėnesiui laiko mašiną palikti Varšuvoje kainavo apie 60 eurų, kas yra pigiau negu savaitę Lietuvos aikštelėje. Stovėjimo aikštelėje šalia oro uosto. Tiesiog tu atvyksti, palieki mašiną, paskambini nurodyti numerį, atvažiuoja autobusiukas, paima tave su visais daiktais ir nuveža į oro uostą. Nusileidus tu padarai tą patį, paskambini vežėjim, jie atvyksta labai operatyviai, tave paima ir paleidžia prie automobilio. Tikrai buvo labai patogu, labai viskas greitai. Tai tikrai nesigailim, jog skridome ne iš Vilniaus. Ir kokia dar šio skrydžio yra esmė, jog skrendant per Stambulą dažniausiai yra persėdimas per naktį, kad jūs kažkur dar turbūt turėsite nakvynę ar oro uoste, ar kažkur mieste, o čia tiesiog 6 valandų persėdimas Dubajuje, kur tikrai labai neprailgsta laikas, tiesą sakant. Ir mes turėjome būtent galimybę nueiti į business lounges, bet taip pat, žinokit, galiu rekomenduoti, jeigu ilgas persėdimas ir įsigydyti žmogui apie 30 eurų. Bet šaržos Dubajaus oro uoste ir šiaip labai maistas pigus, kas brangu, tai tik tai kava kažkodėl. Ganėtinai nemažas food hallas yra ir galit pasirinkti, kas ką mėgstat pavalgyti. Ir labai kainos nedidelės, iki 10 eurų patekalai netgi. Mes turėjome, Marius užsakė būtent mums maitinimą skrydžio metu, aš nerekomenduoju, tikrai, nes ir šiaip nemėgstu skrydžio metu valgyti, bet ir maistas nebuvo ir ypatingas ir tai mums dar atsiėjo, kiek pirminant gal apie 60 eurų. Apie 60 eurų, nebrangiai, ten patekalai galima pasirinkti, pačiam susidaryti meniu, iš gėrimų yra tik vanduo, galima užsisakyti prieš skrydį ir patekalai nuo 4 iki 7 eurų. Tai galite susidėlioti savo mitybos planą, ką norit, bet nebūtina iš tikrųjų. Tai viso mums grubiai tariant, visi skrydžiai, kelionė į Varšuvą ir aikštelę mums žmogui atsiėjo apie 1000 eurų. Taip. Ar ne? Ir su bagažu beje. Bagažas buvo labai nebrangus, tikrai labai nebrangus su šitom avialinijom. Ten juokingai nebrangus, nes gal po 14 eurų už lagaminą į vieną pusę, tai nepalyginsi su mūsų Europoje skrendančiom oro linijom. Ir ką dar norėjau pasakyti, vienas iš geriausių sprendimų buvo namie nusipirkti plėvelės, būtent vyniojimui ir jie apsivynioti savo kuprines, nes oro uoste šita paslauga kainuoja be proto brangiai, bet būtina tą padaryti, tikrai labai patariu, nes kelionė yra ilga ir patikėkit, mes matėm įvairiausių krepšių, nutrankytų, nudaužytų, skrydis yra ilgas ir tai tiesiog pakavimo plėvelės nupirkau iš prekybcentrio ir apsisukom keliais sluoksniais, o ten būtent Varšuvos oro uoste kainavo pakavimo paslauga nuo 15 eurų lagaminui ir nežinau, kokio dydžio mūsų lagaminus būtų skaitę ir kokią kainą būtų paėmę, bet minimum jau 30 eurų būtų išėję ant to. Tai va, tikrai rekomenduoju tą atlikti prieš išvykstant į oro uostą, apsivynioti savo krepšius. Na ir viskas, ir išjudėjome tuomet į savo kelionę. Į Katmandu. Į Katmandu, taip. Katmandu, aišku, kaip ir matėte pirmosios serijose, ten buvo stichijos, ten buvo didžiulė liūtis, dėl to mums reikėjo ilgiau dienų pasilikti, negu planavome.
Tad labai svarbu turėti rezervą, labai svarbu laiko atžvilgiu. Minimum 3 dienas, bet realiai tai savaitę geriau būtų, nes neaišku, į priekį skrendant gali atsitikti kažkas, atgal skrendant gali vėl atsitikti. Neaišku, kaip jausitės žygio metu, galbūt reikės papildomą nakvynę vėl pasimti, jeigu ar susižeisit, ar tiesiog kalnų liga, aklimatizacija nepavyks. Bet ką norėjau pasakyti, Katmandu tikrai nuostabus miestas. Nakvynė ten 5-10 eurų už kambarį nakčiai, maistas taip pat nuo euro iki ko norėsite ir ką mėgstate, aišku, tad tikrai tos išlaidos irgi nebuvo didelės. Na ir tada mes pajudėjome iki Ramečapo, nuo kurio jau laukia mūsų skrydis į Luklą. Ir būtent džipas nuo Katmandu iki Ramečapo kainavo apie 20 eurų, o skrydis nuo Ramečapo į Luklą kainavo po 153 eurus. Tai va, čia mūsų irgi dar tokios buvo kelioninės didžiausios išlaidos. Ir nuo tada prasidėjo mūsų kelionė. Tai yra mūsų kiekviena nakvynė, maitinimasis, dar sustojimai su pietumis, su arbatos termosu. Tai aš galiu pasakyti, jog mūsų skaičiavimais vienam žmogui reikėtų būtent išlaidą žygio metu už vieną dieną skaičiuoti apie 30-35 eurus, ar ne? Taip, kad tikrai pilnai su nakvynė, su pietumis, su pavalgymu viešbutį, aišku, vakarienė, su viskuo, su visom išlaidom apie 30-35 eurai dienai žmogų. Tai va. Taip, to turi užtekti. Pradžioj mokėsit pigiau, o viršui gal brangiau gausis, gal 50-60 eurų žmogui viršui gausis, bet apačioj būsit jau sutaupę. Dar vienas dalykas, reikia nepamiršti pasimti didelę kažkokią patogią piniginę, nes visuomet nešiositės minimum 100 banknotų, tai jų bus daug. Nors aš mačiau bankomatų ir Namčia bazar ir dar aukščiau, bet kiek girdėjom iš žmonių sutiktų, kad tie bankomatai ne visada turi pinigų. Aš asmeniškai išsikeičiau plius minus tiek, kiek mums reikės pinigų, plus dar eurais turėjau grinais, kad jeigu atsitiktų kažkas, kad turėt ar ten vietoj kažkur išsikeisti į grynus arba ir už eurų, žinoma, žmonės bus linkę padėti. Pamiršau paminėti apie SIM kortelę. Tai SIM kortelę pirkau iš karto oro uoste, praėjus pasų kontrolę. Iškart pamatysit kioskelį. SIM kortelė vadinasi NCL, kainavo 18 eurų, bet mačiau, kad tie, kas perka mieste, tai ir dar sutaupo. Tačiau aš norėjau iškart turėti, tai kad ir keliais eurais pigiau, tai nemanau, kad verta vėl ieškoti po miestą vaikščioti, o oro uoste pasiemi, įsidedi ir iškart jau turi. Tai mėnesių laiko 18 eurų ir internetas buvo ganėtinai geras, nors ir lėtas, bet stabilus. Ir internetą turėjau maždaug iki Namčia bazar. Toliau jau vietom gaudydavo, vietom ne, bet čia nei vienas internetas jums toliau neturėtų jau veikti. Pirkdavome T-House'uose Wi-Fi'aus prisijungimus ir pasidalindavom to prisijungimu vienu kartu su manim savo telefonuose. Jo, nedaug mums reikėjo iš tikrųjų, bet... Pranešti šeimai, kad viskas gerai ir tiek, bet galima gauti tikrai ryšį iki pat viršūnės. Tai prie SIM kortelių kioskelio yra iškart taksi kioskelis, kur jūsų niekas nenori apgauti, kaip būna Europoje ar Azijoje kažkur. Tiesiog yra nurodytos kryptis, miesto rajonai ir parašyta kaina. Iškart susimokat grinais tame kioskelyje ir jūs palydi iki taksi ir nuveža iki viešbučio. Taip pat taksi programėlę rekomenduočiau naudotis InDrive. Ji veikia daug kur, tiek Azijoje, tiek Afrikoje. Ir labai patogu, jeigu nežinot kainų, veikia panašiai kaip Uberis, kaip Boltas. Ten truputį kitaip yra, galima, jeigu ilgai, tarkim, neatvažiuoja, gali padvigubinti arba nurodyti savo kainą, kokią tu nori mokėti. Tai tuomet labiau susidomi taksistai ir greičiau pas jūs atvažiuoja. Taksi ten yra pigus. Bet mes visada prieinam prie taksisto, pasakom savo kelionės tikslą, jisai pasako kainą ir tu visada dėrėsi. Tikrai nereikia lipti į pirmą taksį, tu dėrėsi kainą, nes tau kaip turistui ją žinoma pasakys labai aukštą,
Bet tu pasakai savo, tikrai, kai išsityrinėjau, kiek tai turėtų kainuoti realiai. Ir žinokit, dažniausiai nueinant jis jau šauks, kad ateikit, aš jūs pavešiu ir viskas, ir sėdi ir labai pigiai nuvažiuoja. Už kelis eurus galima visą miestą pervažiuoti. Tai va, kaip ir minėjom, žmogui 30-35 eurai į dieną ir nakvynė, ir maistas, ir su visais sustojimais, visas išlaidos. Tad tiesiog kainos keitėsi, jeigu pačioj nakvynė mums kambarys kainavo apie 5 eurus nakčiai, tai jau viršui jau jis kainavo ten trigubai, keturgubai daugiau, kaip ir maistas beje. Tai tiesiog dėl to tos sumos ir didėja lipant vis aukštyn. Bet kaip ir minėjau, tikrai vietų bus, kur sustoti labai daug, bent iki Namčias bazaro, tai jau bus kas keliasdešimt metrų, paskui jų retės, bet tikrai neliksit nevalgę, neatsigėrę be vandens ir taip toliau. Ir vienas iš labiausiai pasiteisinusių dalykų buvo, iš visų daiktų, kuriuos pasiėmėm, apžvelgsim ir tai, ko nereikėjo, ko visiškai neprireikė ir be reikalo vežėmės, nes dabar tai būtume labai dar sumažinę savo kuprinės ir pasiėmę tas pačias pirmasis, kurias įsigijom, 35 litrų ir tikrai būtų užtekę. Tai vienas iš geriausių dalykų buvo tabletės vandens filtravimo. Tikrai, kurios kainavo €1,5 gal euro depo parduotuvėje ir jos mums puikiai pasitarnavo. Nereikėjo pirkti butelinio vandens. Brangiau truputį kainuoja, bet ant tų tablečių labai daug yra ir tiesiog kam po savęs palikti plastiką. Taip. Dar nesinori tų kalnų šiukšlint ir kitas dalykas, tai labai patogu. Prisipili 2 litrus ar 3, kokia jūsų ta gertuvė, įmetat atitinkamai tablečių, 1 tabletę litrui ir turit puikų geriamą vandenį. Skonio beje nekeičia visiškai. Kaip ir minėjom, tikrai nesiveškite jokių šokoladukų, jokių riešutų, nieko. Viską nusipirksite pakeliui. Kiekvieną gramą, tiesiog kiekvieną nešimo gramą taupykite ir nenorėkite tikrai, nes kiekvienas gramas ant jūsų pečių labai jaučiasi. Patikėkit manim. Tai va, tokios buvo mūsų išlaidos, jokių nenumatytų išlaidų tikrai nebuvo, kad būtų kas nors atsitikę. Draudimas, beje, kelionės draudimas, tai aišku, jį turėkite būtinai, kiti perkasi atskirą draudimą būtent šitam trekui su malūnsparnio nukelimu nuo kalno, bet Marius turi Mastercard kortelę, kuri mus kaip šeima abu draudžia. Net ir ekstremaliuose tokiuose kelionėse. Tai reikia žiūrėti, kad būtų aukštuminis laipijimas virš 5 km aukščio, nes dažniausiai draudžia tik iki 5 km. Blogiausiu atveju tas malūnsparnio išsikvietimas kainuoja apie $500, tai irgi nėra ta labai gal... 650 jau šiemet. Bet dar nėra kažkokia kosminė suma, nes Europoje žinau, kad ir 10 000 gali siekti, jeigu tave reikės gelbėti su malūnsparniu. Bendros išlaidos kiek tada gavosi, už kiek galima, tarkim, nukeliauti, atlikti visą treką ir grįžti į Lietuvą. Tad mūsų išlaidos viso būtent treko, su kelionė iš Katmandu iki Luklos ir iš Luklos atgal į Katmandu, su viešbučiais, su maitinimu 2 žmonėm mums kainavo 1800 eurų. 2 žmonėm. Tai vienam žmogui 900 eurų plus 1000 eurų kainavo bilietas iš Lietuvos atskristi į Nepalą. Tad galima sakyti grubiai su visom išlaidom vienam žmogui, būtent jeigu jūs atskrendate tik atlikti pasirinktą jūsų treką, apie 2 savaičių tai kainuotų apie 2000 eurų. Jeigu jūs keliautumėt savarankiškai. Su visais skrydžiais, su visom nakvynėm, Luklos skrydžiais, maistu ir taip toliau. Taip. Realiai, jeigu jau būnant Lukloj, tai, kaip ir sakėm, galite skaičiuoti 30-35 eurus žmogui dienai ir kiek jau ten būsit, tiek ir išleisite. Kokį pasirinksite taip savo kelionės tikslą, tai nes pavyzdžiui, mūsų buvo planas grįžti nuo Everesto bazinės stovyklos per Gokie ežerus, kas būtų pridėję dar 4 dienas, bet mūsų planas nepavyko, nes būtent, kadangi buvo stipriai prisnygę ir pašalę, buvo Čolapas perėję uždaryta ir mes tiesiog leidomės atgal to pačiu keliu. Tai, žodžiu, kokį tik pasirinksite treką, jūs galite pagal tai pasiskaičiuoti apie 35 eurų žmogui dieną, kad jums tiek kainuos kelionė. Tai žiūrėjau siūlomas būtent kelionės iš Lietuvos, tai kainuoja apie 2000 trekas be skrydžių iš Lietuvos į Nepalą. Tai galite skaičiuoti, kad tai kainuotų apie 3000 toksai trekas žmogui, kai mums kainavo 2000 žmogui.
O būnant vietoj kainuoja nuo $1500 būtent dolerių. Čia kalbu jau su gido paslaugom, su porteriu, su maitinimu, su nakvynėm, su viskuo. Einant su grupe. Einant su grupe, taip, dar į tą reikia atsižvelgti. Jeigu, tarkim, būtumėt dviese tik tai, ar vienas, ir norėtumėt asmeniškai samdyti porterį arba gidą, tai kažkur reikėtų apie $50 eurų dienai skaičiuoti. Jiems sumokėti. Taip, ir dar plus nakvynė, plus maitinimas, tai žodžiu, taip. Tai ką norėjom pasakyti, kad būtent keliaujant savarankiškai absoliučiai, be grupės, be gido, be porterio, tai visas šitas trekas kainuoja apie $2000 eurų žmogų. Tai dabar spręsti jums, kaip jūs norite keliauti, kurį keliavimo būdą pasirinkti. Mums šitas būdas buvo labai priimtinas, nes mums su Marium patinka savarankiškai, patinka dviese. Aišku, labai svarbu aptarti ir daiktus, kuriuos nešėmės. Tai miegmaišių mums taip ir neprireikė. Nors visur buvom prisiskaitę, kad yra numeris 1 būtiniausias dalykas šitam treke yra miegmaišiai. Tai mes, įsivaizduokit, tempiam dar po 2,5 papildomus kilogramus, kurių aš taip iš ne kartą ir neištraukiau, ne vieną kartą. Tad galiu drąsiai sakyti, bent jau jeigu keliaujate tokiu metu, kaip keliavome mes, tai jūs miegmaišių galite nesivežti. Visur duos kaldras, adėjalus, net po 2 ir po 3, jeigu jums šalta ir reikės. Apskritai, visada aš esu už tai, kad geriau turėti negu neturėti, bet kiek mes buvom, tai kad ir neturėsit, jie ten turi tų kaldrų adėjaliukų prisidėję tiek, kad visiems žmonėms atrodo, kad tikrai turėtų užtekti ir net ne po vieną. Tai net ir užsnigus ten ar kažkaip vis tiek turėsit ir rūbus savo pasiėmę storus ir tuos adėjaliukus užsidėjus, tai tikrai neturėtumėt sušalti. Ko dar nereikia prisidėti daug drabužių, tai visi rekomenduoja taip pat imti 2 termo, vienus miegui, vienus ėjimui, bet pirmas dalykas, tai niekada aš jų nepriprakaitavau ėjimo rūbų ir geriau turėti vienus ir geros kokybės, negu kad 2, kurie užima vietą ir papildomas svoris. Taip pat, mano manimu, pilnai užtenka 3 kojinių, 3 apatinių, poros 2, gal maksimum 3 maikučių, kuriuos tu paskui skalbiesi. Skalbėmės kriauklėje arba lauke, išdžiūna per naktį ir einat toliau. Netgi mačiau triuką, kaip džiovinasi šerpai ir nešikai kojines, tai jie išsiskalbė kojines ir kitą dieną, kai eina, jie tiesiog tas kojines pasikabina ant kuprinės ir kol eina, pasaulio puikiai kaitina ir kalnuose, tai ir tos kojines per tą dieną ir išdžiūva. Tai tikrai aš irgi turėjau labai gerą pamoką, aš, pavyzdžiui, striukės man visiškai net neprireikė, man užteko termo rūbų ir filso. Termo rūbus aš jau dėjausi irgi tik tais viršui, nes kiekvieną dieną buvo karšta. Aš ėjau tiesiog su tamprėm ir maikutė, nusipirkusi suvenyrinę Everesto base campą su žemėlapiu ant nugaros mūsų kelionės. Ir tiesiog visur skalbėsi ir tikrai galima įsidėti miego, jeigu norite atskirus termo rūbus, nes tikrai yra šalta. Miegmaišio aš nebesidėčiau, striukės nebesidėčiau, bet aš kalbu būtent apie spalio mėnesį. Balandžio mėnuo, jeigu jūs keliausite, kas yra laikomas įdomiausių keliauti Everesto bazinę stovyklą, nes ten stovyklauja būtent alpinistai, kurie ruošiasi kopimui į Everesto viršūnę. Dėl to balandis labai populiarus balandis šitas trekas. Tai žinoma, ten yra šalčiau, ten dar kitos sąlygos, tai ir apranga turbūt jūsų skirsis. Bet keliaujant kaip mes spalio mėnesį, tikrai lengvi rūbai, geri termo rūbai. Marius rinkosi ir neprašovė termo veivus su merino vilna, kuri visiškai išgarina jūsų prakaitą, nepalieko jokių kvapų ir jam tas labai pasiteisino. Viso treko metu nebuvo jokio kvapo. Tai termo veivą tikrai rekomenduoju kokybišką, dėl kitų dalykų truputį gal nusivyliau kai kuriais dalykais, pirkau irgi kokybiškus daiktus, bet tarkim, kelnes, priešvėjinę striukę, gan brangiai mokėjau, bet nusiburbuliavo, kišenė išplyšo jau po žygio, kiek mes ten užtrukom 11 dienų. Tai manau, būčiau puikiai prasivertęs ir su pigesnės kokybės daiktais, nes jie kartais gal nėra
tiek geri, kiek brangus ar kiek išreklamuoti. Taip pat koinės, pabandymui turėjau ir pigesnės koinės, ir brangias, po 18 eurų, berods mokėjau, tai skirtumo nebuvo iš tikrųjų. Svarbu, kad nebūtų koinėms medvilnės, nes medvilnė labai neišgarina drėgmės ir tos koinės greitai tampa šlapios, o šlapiamis kojomis negalima eiti. Jeigu jaučiat, kad kojos šlapios, tai iškart keiskit koinės, nes pritrins pūslių. Mums jokių pūslių pritrinimo nebuvo, jokių sąnarių skausmų nebuvo ir nežinau, sveikata buvo tobula iš tikrųjų. Aš rinkausi Terex linijos rūbus, tai tikrai batais labai, labai džiaugiausi. Su Gore-Tex membrana, atminkit, kad irgi labai, labai svarbu, nes yra šalta keliaujant. Ta prasme, kai einat, jums yra karšta, taip, bet apskritai oro temperatūra yra šalta, jūs einat sustingusią žemę, sniegu, einat upėmis, einat upeliais, einate per lietų. Ir labai svarbu, kad tai būtų Gore-Tex, kuris išgarintų. Ir nebūtų kojas visą laiką drėgmėj ir nešaltų per dieną. Tiesiog pasirūpinkite patogiais dalykais. Kaip matėte, aš lipau su senais žygio batais, verstos odos. Tai ten ne joks Gore-Texas, buvau kelis kartus sušlapęs, bet man ant saulės palikus išdžiūdavo tie batai. Tai gerai, kad buvo saulė, bet į kalnuose dažniausiai ir būna. Bent jau kažkuriuo metu, tai per tas kelias valandas spėjo tie batai ir išdžiūti. Gal man pasisekė? Tau pasisekė, nes tiesiog, taip, tikrai pasisekė. Tiesiog būkit pasiruošę. Tikrai būkit pasiruošę, čia labai labai svarbus dalykai. Batai kojos visada yra svarbiausias dalykas. Tai padas turi būti storas, batai geriau Gore-Texai ir koinės, kurios greitai išgarina šilumą ir kurios nepritrina pūslių. Tai tokios yra dažniausiai su vilna. Galit ir tiesiog vilnonės koinės kažkokias plonesnės įsidėti, truputį badys koją, bet už tai tas vilnos badymas šildo iš tikrųjų ir garina. Tai aš kaip moteris, ką noriu pasakyti, ką aš įsidėčiau, tai yra vieni termo rūbai, 2 šiltos kelnės ar tamprės, 2 marškinėliai, vieni ilgom rankovėm, vieni trumpom rankovėm, 3 tiesiog apatinių komplektai, 3 koinės, viskas. Aš daugiau nesidėčiau absoliučiai nieko, aš neapsikraučiau jokiais daiktais. Tikrai buvau pasiėmusi jų šiek tiek daugiau, kaip ir sakiau, striukės man neprireikė, aš tiesiog visą laiką ėjau su filsiniu džemperiu, kurio man užteko nuo pat anksčiausio ryto ir didžiausio minuso. Iki pat būtent, kai labai užkaitindavo saulė ir tiesiog nusirengi. Beje, kremą nuo saulės mes turėjome visos kelionės metu, aš tepiausi, Marius nesitepė. Labai svarbus dalykas yra labai labai geras kremas nuo saulės, nes matėte Mariaus rezultatus, kad man nereikia, man nieko neatsitiks. Mes vyrai esam kitokie, mes nesitepam kažkaip su kremu, geriau atkenčiam tas kelias dienas skaudžiai. Tai, žodžiu, labai kuo minimaliau daiktų. Miegmaišio tikrai patariu nesidėti. Čia mano irgi asmeninė nuomonė, aš dabar tikrai jo nesidėčiau. Po to, ką dar norėjau pasakyti, vienas iš geriausių irgi buvo dalykų, tai kur rodžiau būtent rankšluostėliai tabletės, kur vienas lašelis vandens ir jis tiesiog išsipučia ir pasidaro rankšluostėlius suyrantis, kas yra ir ekologiška ir labai padėjo prausintis prie minuso būtent. Su vandeniu bačkoje. Ir jie yra suyrantis ir be plastiko. Tualetinio popieriaus mums drėgno neštis niekur nereikėjo, nes man puikiai išteko, visur galėjai ten įsigyti ir jo tiek ir tai išnaudoja ir tai reikia. Bet tikrai, tai yra tiesa, jo jūs nerasite niekur. Jo jūs nerasite niekur, net daug kur nerasite ir sostinėje, ir kitose miestuose nuėję tualetą, tiesiog tualetinio popieriaus. Mes, man atrodo, rulonėlius tai išnaudojam per visą žygį, kuriuos patys nešimės. Ir mums to užteko, tad... Gal ir juokinga apie tai kalbėti, bet aišku, tai yra irgi svarbus dalykas ir verta. Nes viršuje kainuoja $4 už rulonėlį jau. Tai dar ko nereikia, tai būčiau neėmęs pūkinės striukės. Gerai, kad mano nedaug vietos užėmė, bet būčiau puikiausiai ir be jos išsivertęs, nes kol lipi vis tiek eini su priešvėjinė striukė, kad garintų tavo drėgmę. Softshell vadinama, ar ne? Jo, softshellas vadinamas, viduje su tokiu pūkeliu, o ta pūkinė striukė, kur pirkau iš Decatlono,
Tai jinai dabar pravers man tiesiog vaikštant žiemą, bet ten jos neverta tikrai imti. Bent jau mūsų atveju. Mes, primenu, kad nesam profesionalūs gidai ar kažkas, mes tiesiog dalinamės savo asmeninę patirtimį. Taip, tikrai taip. Kaip sumažinti tiesiog jūsų nešamos kuprinės svorį, nes, kaip ir minėjom, jūs tikrai labai kiekvienas daiktas dedasi gramas po gramų ir labai jaučiasi iš tiesų. Bet tikrai labai minimaliai neškitės daiktų. Jau jeigu kažko tikrai reikės, patikėkit, Namčio bazare iš vis yra visko nusipirkti, bet ir aukščiau jūs gausite. Ir neprisigrūskit kuprinės iki viršaus, nes žymiai maloniau daiktus išsitraukti ar susidėti, kai yra kuprinė nepilna, o tarkim 70% kokių užpildyta. Nes ar sudrėks daiktai, ar dar kažką nusipirksit papildomai ir paskui nebetelpa tie daiktai, reikia galvoti vėl kaip persidėlioti ir tai ir nervina, ir laikas papildomas gaunasi. Tai va, aš manyčiau, kad tikrai kelionės kaina labai mums gavosi gera. Tikrai specialiai netaupėm. Tiesiog ėjom, viską sau leidom. Bet mes apskritai esam paprasti žmonės ir mums daug nereikia. Tikrai mes viskuo labai džiaugiamės. Bet kiti sutikti žmonės, amerikiečiai, pasakoja, kad jie gauna kambarius ir su elektriniais šildomais kilimėliais, ir su karštais dušais ir taip toliau. Tai tiesiog viskas yra pagal jūsų poreikius, pagal jūsų galimybės. Patikėkit, galima ir dar su mažiau pinigų per dieną išsiversti ir galima išleisti ir 100 eurų žmogui labai lengvai tenai. Jo, maždaug pusiaukelėj mačiau vieną viešbutį, kur mes mokėjom gal tada 5 eurus už naktį, gal iš vis net nemokėjom. O vienas buvo, kur toks gražesnis viešbutis, kur kambariuose yra tie elektriniai šildomi kilimėliai ir karštas dušas, tai mačiau, kad 40 eurų už naktį kainuoja. Tai galima ir tokius rinktis, bet žinoma, aukščiau lipant, tai jų vis mažės ir nebebus. Jis tiesiog mažės ir gaunamos elektros energijos, tai yra normalu tikrai. Ten tos kilimėlius jie nuo powerbankų jungia. Bet tos powerbankus irgi ne pačioj krauna. Tai va, powerbanką reikia turėti gerą, tik kai pirksit kažkokį didelį, tai turėkit omeny, kad su lėktuvais galima vežtis iki 27-28 tūkstančių. Ten 104 kWh, kad būtų parašyta, tai turėkit tą omeny. Mano powerbankas buvo 25 tūkstančių ir įsiteko į tas kilovatvalandes ir puikiausiai atlaikė. Mums užtekdavo kelioms dienoms iš tikrųjų. Taip, labai svarbus dalykas, tiesą sakant, powerbankas yra, mums abiems prireikė. Prožektorius reikėjo, aišku, jį turėkite, prožektorių ant galvos būtinai. Dar pirkome rankų kojų šildytuvai, kur kainuoja po 1-2 eurus, įsikišat į pirštinę arba į batą ir jie šildo jumis nuo 8 iki 10 valandų, kai kurie gal 12, bet neprireikė nei karto. Tai galit kelis vežtis, bet tiems kritiniams atvejams. Tikrai būtų man prireikę lipant tą rytą į Kalapatarą, bet kadangi mes su Marium atsiskyrėm, jie liko kupriniai ir kaip ir minėjau, maniau, kad nušalsiu ten viską, kas įmanoma, kol ten užlipau, nes nepadėjo net ir labai geros pirštinės skirtos ekstremaliom sąlygom. Tai jeigu kažką perkat ekstremaliom sąlygom, tai pirkit dar ekstremalesnėm sąlygom, nes tai, ką rašo gamintojas, patikėkit, yra dažniausiai labai toli nuo tikrovės. Ten buvo šiaip apie -10, tai viršui galėjo būti gal 15, bet dar jeigu vėjas dasideda... Aš žiūrėjau, jutiminė buvo virš -20. Tiesiog buvo labai Tai va, tai ir norėjau pasakyti, kad ir vėjas, ir drėgmė, jeigu dasideda, tai ta jutiminė gali dar 10 laipsnių sukelti. Irgi vienas iš geriausių dalykų mano kelionėje, kurią naudojau kasdien, tai buvo šalmelis. Marius parodys nuotrauką, kaip tai atrodė. Tai tiesiog toks gobtuvėlis, kur užsidengia ir burna. Aš už jį mokėjau gal 2-3 eurus. Ir jį beje naujųjų metų naktį pamečiau faksą. Ar kažkur einant prie eglutės. Bet tai buvo pats geriausias mano kelionės draugas kiekvieną dieną, kuris ir šildė, ir dengė. Ir beje dar vienas dalykas. Akinius nuo saulės mes nusipirkom iš degalinės paskutiniam dienom.
trečios kategorijos, beje, kurie yra jau čia ir rekomenduojami. Čia minimali kategorija turbūt, ar ne, kalnams, kuri... Nes po to yra polarizuoti jau kiti. Ne, taip, ten skaičiuojas. Yra 3 arba 4 kategorija pagal tamsumą. 4 kategorijos yra grinai skirti kalnams, bet tarkim mieste su jais jūs galite užkliūti už kažko, nes jie jau yra per tamsus. Su jais grinai per sniegą yra. O 3 kategorijos yra tiesiog tinka ir vairavimui, ir viskam. Dažniausiai ir yra, jeigu neperkat iš tokių pigių parduotuvių po 5 eurų sakinių, tai jie jau realiai, jeigu nuo 20 eurų kokie, tai jau bus polarizuoti. Nepolarizuoti, o 3 klasės. Jo. Bet labai svarbu geri akiniai, nes tikrai labai skauda akis nuo tokios intensyvios saulės šviesos ir atspindžių nuo sniego. Tai geri akiniai labai svarbu. Dar pamiršau paminėti, Giedrė nenaudoja, bet aš visada naudoju ausų kištukus. Sienos ten plonos treko metu ir žmonės šneka, knarkia, tai mano nuomonė būtini ausų kištukai. Dabar būna ir daugkartinio naudojimo, kurios išsiplauti galit, arba aktyvios ausinės, bet jas vėl krauti reikia. Ir dar labai gerai yra tapkės. Bet tapkės kažkokias irgi minimales reikia, kad daug vietos neužimtų, kad daug svorio neužimtų, nes su jomis gerai eiti į tualetą ir į dušą. Taip, jas būtina, tiesą sakant, įsidėti, kad jūs grįžtat, nusimaunat batus, ilsinti kojom ir jūs patikėkit visą laiką vaikščioti su šlepetėm. Ir mes nusipirkom paprasčiausias lengvas, po 1 eurų nupirkau iš Thomas Phillips ir jos mums ir po to buvo negaila ir palikti jas Katmandu. Ir jos man pasitarnavo visą kelionę ir po miestą vaikščiant, matėt pirmosios serijose, kaip jau pleistriukus klijavomės, bet labai ir treko metu tikrai labai pravertė. Čia irgi vienas iš tų dalykų, kuriuos rekomenduojam ir juos galite ir ten įsigyti, tikrai nebūtinai vežtis iš Lietuvos. Ir dar vienas taip pat dalykas, tai yra kramponai, kurių jums reikės kelionės metu. Aš nupirkau savo ir Mariui. Mariaus naujas kramponas suplyšo, jis ją nusipirko vietą ir mokėjo 20. Už gerus kramponus, kuriuos mačiau naudoja visi, mokėjo $20. Esmė tame, kad jis pirko jau viršūnėje, nes jam suplyšo viršūnėje, o man pasakė, kad eiti tą dieną iki Everesto Base Campo kramponai yra gyvybės klausimas tiesiog. Tai dėl to. Buvo ten tikrai tokių siaurų takelių, kur vienoje pusėje kalnas, kitoje skardis, kur vienas praslydimas būtų fatališkas. Gaila, nemačiau ne vieną Mariaus video, turbūt tiesiog nenufilmavo, bet buvo tikrai tokių vietų, kur jos jau buvo ekstremalios ir be kramponų. Tiesiog per kamerą nesimato, kad ten nuo to skardžio 500 metrų krisit žemyn, nes tiesiog kamera neperteikia tokio vaizdo. Reiktų ten su dronu gal paskraidyti iš tikrųjų. Tai ką norėjau pasakyti, kad kramponus galite Namčios bazare įsigyti. Tikrai, jeigu jas turite Lietuvoje, pasimkite žinoma iš Lietuvos, bet jei neturite, galite ir ten įsigyti. Kaina bus, tiesą sakant, ta pati, bet tiesiog kam jums iki ten juos neštis. Taip pat kaip ir įsigyti šiltą kepurę ar pirštinės, ar ne? Kepurių labai įdomių yra gražių. Kaip matėte, aš ten vietoje ir nusipirkau tą kepurę, tai ten tikrai nusipirksit. Taip, tai bus kaip ir suvenyras ir linksma kelionės dalis ir pasivešite. Ir jos pigios, neatsimenu kiek, bet 6 gal eurus mokėjau už tą liūtuko kepurę. 5 gal netgi, nes tu dar nusiderėjai ir tikrai nuostabi kepurė. Tai va, žodžiu, ką norėjau pasakyti, daiktų per daug nebus. Tikrai čia negalioja ta taisyklė geriau daugiau negu per mažai. Ne, geriau, žinokit, turėti mažai, tikrai ir išsiskalbsite, ir išdžius, ir kažkaip išsiversite. Bet tikrai numeris 1 tai yra tiesiog geri termorūbai. Galiu tai pasakyti ir batai, žinoma. Geri termorūbai, batai, o toliau ir powerbankas. O toliau jau eigoje eisit ir matysit, ko jums trūksta ir galėsit dar iki pusiaukelės tai drąsiai apsipirkti už nebrangias kainas. O jau, manau, iki pusiaukelės tai būsit susipratę, ką nešatės per daug, o ką nešatės per mažai. Tai va, tokios mūsų būtent treko išlaidos. Visos Nepalo kelionės ten praleidom 1 mėnesį. O nuotykių, patikėkite, po Everesto bazinės stovyklos buvo dar daug. Tai aptarsime visos kelionės išlaidas paskutiniai serijai. Dabar tiesiog norėjome apžvelgti, nes jau labai daug žmonių klausė, jau labai daug nekantrauja sužinoti.
kiek būtent kainavo mums šita būtent treko atkarpa, tai tiesiog pakartosiu, kad mums pats trekas 2 žmonėm kainavo su visais vietiniais skrydžiais 1800, o 2 žmonėm, o plus dar skrydžiai iš Varšuvos į Katmandu 2000 kainavo. Tad žmogui kainavo mums visos treko išlaidos, jeigu jūs tik nuskrendate tenai, būtent praseinate savo pasirinktą treką Himalajus ir grįžtate atgal, tai kainuotų apie 2000 eurų žmogų. Jo, labai painiai Giedrė pasakoja ilgai, tai tiesiog žygis 2 savaitės Himalajų kalnuose žmogui kainuoja apie 2000 eurų, jeigu einat patys, ir manau, kad tai labai nebloga suma, užtruktumėt apie 2 savaitės ir grįžtumėt į Lietuvą. Ir pražygiuojat ir leidžiat savo praktiškai viską. Beje, jeigu skrydžiai su Air Arabija, tikrai puikios avialinijos, komfortiškos sėdynės, man viskas tiko ir patiko. Ir beje, būnant Nepale, skrydžiai balandžio mėnesį, kaip ir sakiau, labai populiarus treko mėnuo, nes ruošiasi alpinistai šturmuoti viršūnes ir gyvena bazinėse stovyklose. Tai mums, mačiau, jog buvo pasiūlymas, jog skrydžiai iš Varšuvos į Katmandu kainavo 340 eurų. Pirmyn atgal, įsivaizduojate, skrydis iš Varšuvos į Katmandu. O tad čia yra nereali suma, tikrai. Ir būtent buvo labai gerom laiko atkarpom po 2-3 savaitės pirmyn atgal. Tai va, tiesiog galite prenumeruoti, sekti skrydžius ir tikrai galima dar ir daugiau sutaupyti. Nepamirškite sekti ir mūsų, paspauskit like, subscribe ir dar bus kokios, man atrodo, 7 serijos iš kitų nuotykių Nepale. Tai o Marius dar pamatysit. viską ekrane stengsiu surašyti dar kartą, kad viskas būtų aišku, kiek viskas kainavo ir tiesiog, kai žinosite sumą ir kas apie tai svajojate, tai žinokit, kad tai yra tikrai yra įgyvendinama. Negalvokit, kad jūs esate per seni, per silpnos sveikatos, negalvokite, tikrai patikėkit. Vaikai užlipo, vyresni žmonės užlipo, Marius užlipo, tai užlipsit ir jūs. Ir patikėkit, mes jau esam grįžę, dabar yra sausio pradžia, mes esam Lietuvoje jau 2 mėnesiai, mes apie nieką kitą negalim svajoti, kaip mes norim grįžti į Himalajus. Tikrai labai buvo gera, tikrai buvo ypatinga žygis, ypatinga kelionė. Aišku, mūsų laukia dabar kitos kelionės jau suplanuotos, bet vieną dieną mes ten tikrai grįšime. Kitus žygius praseiti, kur mažiau civilizacijos, nes... Taip, dabar viską darytume kitaip ir beje, kas tikrai nori patirti tikrus Himalajus, mes susipažinome su ne vienu vietiniu šerpu, pasidalinome kontaktais ir jie mums pasakė, kad atvažiuosite, susisiekime arba prieš atvažiuojant susisiekite ir mes jūs pravesime pro tokias vietas ir tokius žygius, kur jūs be pamatysite... restoranų, nešti savo palapines. Taip, ir kur jūs pamatysite visiškai kitą tikrąją Himalajų pusę ir dvasią patirsit. Bet čia kol kas po 5 metų ir tos vietos bus pavirtusios turistiniam. Taip, dėja, bet taip. Tai va, dar turite laiko, žinokit, nes viskas ten labai įsisuka į turizmą, tai laikas ten keliauti yra, tiesą sakant, dabar. Pats geriausias laikas. Kas žiūrėt mūsų pasiruošimo kelionį seriją, matėm, kaip mes iškratome taupyklę savo kelionės užrašytų tikslų, bet aš noriu parodyti mūsų pačią pirmąją su Marium kelionių taupyklę. Tai yra stiklainis, turbūt nuo mamos konservuotų agurkėlių. Mes kažkada sugalvojom taupytis kelionį į Ameriką ir Marius tiesiog apsuko su lipnia juosta, taip kad nieko nesimatytų ir mes į šitą stiklainį pradėjome taupytis būtent savo Amerikai. Ir kad nesimatytų apsuku ir kad neišsitrauktum. Šiaip reikia visada, ką įdedi į taupyklę, griežtai, kad ir eini pas odontologą ar kažkur ir žiūri, neturi grinų, tai turi eiti iki bankomato, negalima iš taupyklės skolintis. Niekada. Ką į taupyklę įdėjai, tai gali atidaryti tik tai ir išimti tik tai tada, kai baigėsi tas laikas, kai jau ateina ta kelionė. Tai va čia.
tiesiog norėjau parodyti mūsų pirmąją nostalgišką taupyklę. Ir mes ir vėl pradėjome taupyti savo šių metų kelionėms į ją. Tai aišku, tai sudaro labai mažą biudžeto dalį dažniausiai išleidžiamo kelionį, bet žinokit, labai yra gera ir malonu turėti tą vieną bendrą tikslą ir tiesiog jam taupyti ir prie jo prisidėti. Tai tikrai, čia jau šita taupyklė jau pildosi mūsų šių metų kelionėm. Tai sekite mus ir tikrai dar parodysim daug ko įdomaus. Tikiuosi labai. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, mokslo ir žinių atstovai. Ačiū darbininkai ir daktarai, Seimo nariai. Grybukų kepėjai. Aitišnikai. Viskas. Tai kur toliau, Rimku?